Šiandien mokykloje 12-oji ekologinė konferencija. Ruošdamiesi konferencijai mokiniai domėjusi įvairiomis problemomis, bendravo su žmonėmis, atliko tyrimus. Šiandien jie pasiruošė pristatyti savo darbus jūsų įvertinimui. Iš viso Mažeikių rajone yra 6 ežerai. Pats didžiausias yra Plinkščio ežeras, esantis netoli Plinkščio gyvenvietės. Antras pagal dydį yra Sedos arba Sedulos ežeras. Žinoma, jis sediškiams yra pats gražiausias. O kiek anekdotų apie Sedos žvejus marios. Na, galėčiau ir aš vieną papasakoti. Ne, Dovydai, prašau, tik ne šįkart. Tai gal vėliau? Gal? Gerai. Apie Sedos ežerą daugiausia žino 8-okai. Jie ne tik apie žuvis papasakos, bet ir apie fizikinius parametrus, deguonies kiekį ir bangavimą. Vytautė, padėk mums pristatyti savo komandą. Štai, Vytautė. Sveiki visi. Projektas Sedos ežero tyrimas. Tikslai. 1. Dirbant grupėse atlikti biologinius, fizikinius ir cheminius ežero tyrimus. Rezultatus pristatyti gamtos mokslų konferencijoje. 2. Įgyti bendradarbiavimo patirties ir atskleisti savo gabumus. Projektą vykdėme 5 grupėse, pasirinkę dominančias tyrimo sritis. Toks darbas bus pirmas. Savo tyrimo rezultatus pirmieji pristatys berniukai, kurių tyrimo tema – ežero fizikiniai matavimai. Mūsų tyrimo tema – ežero fizikiniai matavimai. Tyrimą atliko Simas Daumantas, Vidas Dermantas, Edgaras Montinas, Tomas Dacys. Iškėlėme uždavinius. 1. Surinkti informaciją iš interneto, knygų ir enciklopedijų apie ežero parametrus. 2. Išmatuoti ežero gylį, nustatyti ilgį, plotį ir plotą, naudojant kompiuterinę programą. 3. Išmatuoti vandens temperatūrą, įvertinti jos kitimą. 4. Gautus tyrimų rezultatus pristatyti ekologinėje konferencijoje. Surinkome informaciją iš įvairių enciklopedijų. Mažeikių krašto enciklopedija, enciklopedija Wikipedija ir knyga Mažeikių krašto gamta. Visose iš šių knygų buvo nurodytas vienodas ežero gylis. Didžiausias gylis 3,7 m ir didžiausias ilgis 2,1 km. Didžiausias plotis 0,2 km. 2. Ežero gylio matavimas. Hipotezė. Ežero gylis daugumoje vietų yra apie 4 metrus. Priemonės. Echolotas, grąžtas, valtis, gelbinius, rėmenės ir užrašų sąsiuvinis. Štai matome echolotą, kuris buvo pasiskolintas iš gero žvejo Petro Jaso. Echolotas susideda iš 3 dalių. Ekrano, jutiklio ir akumuliatorių. Tyrimas. Gylio matavimui pasirinkome 5 vietas. Gylį matavome 2 kartus – vasario mėnesį ir balandžio mėnesį. Vasario mėnesį gręžėme eketes ir echolotų pagalba matėme gana tikslų gylį. Balandžio mėnesį taip pat pakartojame matavimus plaukdami su valtele. Ežero gylio rezultatai. Nustatėme, kad didžiausias ežero gylis yra 5,4 m, o mažiausias 3,5 m. Išvada. Didžiausias ežero gylis yra apie 5,4 m miesto pliažo ir busios irklavimo bazės 3 taške, o mažiausias 3,5 m už bazės 5 taške. Ežero gylio matavimų duomenys nesutapo su enciklopedijose pateiktais duomenimis. Pagal Wikipedijos enciklopedijose ežero didžiausias gylis yra 3,7 m, o pagal matavimus 5,4 m. Ežero ilgis ir plotis ir plotas. Hipotezė. Ežero ilgis, plotis ir plotas vis mažėja, todėl mažėja ir kranto linijos ilgis. Priemonės. Kompiuterinė programa Maps.lt. Nuvedę nuo vieno kranto iki kito matuojamąją rodiklę, nustatėme, kad ežero ilgis yra 2 km 85 m. Ežero plotį matavome 5 vietose. Didžiausias ežero plotis buvo 180 m, mažiausias 111 m. Ežero plotas. Apėdęs su matuojamąją rodiklę ežero kontūrą, nustatėme gana tikslų ežero plotą. Ežero plotas yra 32 hektarai. Išvada.
Nustatytas kompiuterinė programa maps.lt ežero ilgis beveik sutampa su pateikta informacija leidiniuose. Skiriasi tik 10 metrų. Nustatytas plotis ir plotas yra mažesni nei leidiniuose. Plotis skiriasi apie 20 metrų, o plotas 0,8 hektarų. Dėl pakitusio pločio nustatytas ir kranto linijos ilgio pokytis. Kranto linijos ilgis sumažėjo 0,9 km. Nustatydami ežero ilgį, plotį ir kitus parametrus, manome, kad padarėme paklaidas, bet hipotezė yra teisinga. 4. Temperatūros matavimas. Hipotezė. Ežero vandens temperatūra nutirpus ledui kiekvieną dieną vis didėja. Temperatūra vakare yra didesnė už ryto ir dienos temperatūrą. Mes naudojame priemones termometrą ir virvutę. Termometrų padalos vertė 1 laipsnis Celsijaus, o paklaidos 0,5 laipsnių Celsijaus. Temperatūrą matavome 2 savaitės balandžio ir gegužės mėnesį. Matavome 3 kartus dienoje, ryte 9 val. Per pietus 14, vakare 20 val. Šioje diagramoje pavadavome temperatūros kitimą. Mažiausia temperatūra buvo balandžio 28 dieną, didžiausia buvo gegužės 4. Raudona spalva žymima vakaras, o juoda per pietus, o žalia ryte. Išvados. Nutirpus ledui pirmąją savaitę vandens temperatūra kasdien kilo, bet didžiausia buvo vidurdienį. Antrąją savaitę vis labiau didėjo vakaro temperatūra. 3 dienas ji buvo artima pietų temperatūrai ir tik naktimis atsiradus šalnoms vėl pradėjo mažėti. Vakarai vėsti. Balandžio 28 dieną temperatūra svyravo nuo 9 iki 11 laipsnių Celsijaus, o gegužės 8 dieną temperatūra buvo 11-14 laipsnių. Ačiū už jūsų dėmesį. Dabar norime pakviesti paprašyti tyrinėtojus. O klausimų dar. Ar jums nekilo noras atradus klaidas pasiųsti enciklopedijų sudarinėtojams, kad jie pataisytų? Buvom Wikipedijai užklausą darę, bandėm siųsti, bet, taip sakant, užblokavo. Buvo mažėjo enciklopedijų? Bandėm tik Wikipedijai. Į Wikipediją. Tai ko gero jūs mokai pažįstat žmogų, kuris darė mažai enciklopedijų, tikrai, bet mažai rajone reikėtų tas klaidas ištaisyti. Ir dar vienu klausimu, kaip jums su pavadinimu? Iš tikrųjų yra Sedos ar Sedulos ežeras? Sedos, nes Sediškiai visi vadin Sedos ežerą. Ačiū labai. Labai diena. Mūsų tyrimo tema Sedos ežero pakrančių ypatybės. Įvykdėme visi pasiskirstę pareigomis. Temos aktualumas. Ieškodami gerų vietų žvejybai pastebėjome, kad yra labai mažai prieinamų vietų, kur būtų galima lengvai prieiti prie ežero. Ypač mūsų sudomino pelkėtos vietos, todėl nusprendėme patyrinėti ežero pakrantės. Hipotezė. Prie Sedos ežero yra nedaug prieinamų vietų. Uždaviniai. Nustatyti kiek ir kuo užžėlusios ežero pakrantės. Aprašyti ir pažymėti žemėlapyje pelkėtas vietas. Išsiaiškinti, kokios dar priežastys riboja ežero prieinamumą. Tyrimo rezultatai. Sedos ežero pakrantės ilgis 4 km 820 metrų. Pakrantės, kur galima lengvai prieiti prie vandens ilgis 570 metrų. Tai sudaro tik apie 11% visos pakrantės ilgių. Kas riboja prieinamumą? Iš žolinių augalų ežero pakrantės daugiausiai užžėlusios nendrėmis ir netgi lelijomis. Prieimą labai apriboja pavieniai medžiai ir krūmai. Kai kuriuose pakrantės vietose jau formuojasi miškas. Prieinamumą riboja pelkėtumas. Ypač daug pelkėtų vietų ežero šiaurės rytų ir pietų vakarinėje pusėse. Raudona spalva pažymėjome labiausiai pelkėtas vietas.
pasakyti. Kam tik spadukas? Elkitasi vietose ypač gausu beržų ir raizų. Ir čia kažkada buvo ežeras. Kaip manot, kokio ilgio šis beržas? Jis virš 2 metrų. Ir taip galima būti visur. Pasikeitimas per 5 metus. Prieš ir po. Atkreipkite dėmesį į vakarinę ir rytinę pakrantės. Jose ypač daug pelnių. Ežero pakrančių keitimas per 5 metus. Kaip matote, dėl eutrofikacijos ypač pakilo vakarinis ir rytinis krantas. Ypač aktyviai šiaurinėme ir vakarinėme krantuose pradėjo žengti krūmai ir medžiai. Kitos prieinamumą ribojančios priežastys. Toje vietoje, kur išteka Sedalus upelis, prieinamumo prie ežero taip pat nėra. Išvados. Tik apie 11% ežero pakrantės yra lengvai prieinama. Prieinamumą labiausiai riboja nendrės, krūmai, medžiai bei pelkėtumas. Dėl eutrofikacijos ežeras pamažu užželia, prie ežero gyvenantys žmonės turėtų saugoti, kad jokios nuotekos nepatektų į ežerą. Ačiū dėmesį. Dabar kviečiame Arūną ir Ramintą, kurie pristatys savo projektą. Klausimą galima? Dabar yra ruošiamas projektas pėsčiųjų takas apie Maščių ežerą. Ar būtų galimybė paruošti šį projektą, kad būtų galima pėsčiom apeiti Sedaus ežerą? Galim? Galim. Tai kokia atstumu nuo vandens turėtų būti tas takas, kaip jūs jau atėjo? Turėtų būti toliau krūmų, nes tai tikrai labai šauniai nėra apžėlė. Mūsų tyrimo tema – deguonies kiekių nustatymas ežere. Mūsų grupės žmonės buvo aš Arūnas, Monika Martinovaitė, Viktorija Markušenkaitė ir Ramintas Strazdauskaitė. Mes išsikėlėme savo uždavinį surinkti informaciją iš visų įmanomų šaltinių apie deguonį, atlikti tyrimus 2 kartus per mėnesį visais metų laikais, išanalizuoti tyrimo duomenis ir pristatyti konferencijoje. Tai mes atliekame dabar. Spėjame, kad deguonies kiekis ežere įvairiais metų laikais yra skirtingas. Deguonies reikšmė. Deguonis būtinas vandens augalų ir gyvūnų kvėpavimui. Pagrindiniai deguonies šaltiniai yra atmosfera ir vandens augalija vykdanti fotosintezę. Gamtinėme vandenyje ištirpusi deguonies koncentracija gali keistis nuo 0 iki 14 mg litre, priklausomai nuo metų ir paros laiko. Daugumai žuvų kritiškas deguonies kiekis vandenyje 3 mg litre ar kiek daugiau. Deguonies tirpumas ir kiekis. Temperatūrai kylant dujų tirpumas mažėja ir 0 Celsijaus temperatūroje ištirpusio deguonies kiekis yra 14,7 mg litre, o 35 laipsnių temperatūroje tik 7 mg litre. Vidutinė deguonies koncentracija natūraliuose neužterštuose vandenyse yra apie 10 mg litre. Deguonies kiekis vandenyje yra jo užteršto rodiklis. Kuo mažiau deguonies, tuo daugiau vandenyje būna organinių atliekų, kurioms suskaidyti suvartojamas deguonis. Mūsų tyrimo metodika. Tyrimai buvo atliekami naudojant kilnojamą cheminę laboratoriją. Deguonies kiekis buvo matuojamas gruodžio ir balandžio mėnesius, 2 kartus per mėnesį. Kaip matote, mažiausias deguonies kiekis buvo užfiksuotas sausio 7 dieną
ir tai patvirtino Mažeikių rajono aplinkos apsaugos agentūros duomenys. O didžiausias užfiksuotas deguonies kiekis buvo balandžio 12 dieną ir jį taip pat patvirtino Mažeikių aplinkos apsaugos agentūros duomenys. Mūsų tyrimo metu bendradarbiavome su Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento Mažeikių rajono agentūra. Pas mus atvyko vyriausiasis specialistas Alfredas Nicius ir supažindino, kaip agentūra nustato deguonies kiekį ir kitus parametrus vandenyje. Mažeikių rajono agentūra matavo universalių portatyvių matuoklių Multi 340. Tai yra nauja technika ir mes džiaugiamės, kad mūsų rezultatai nelabai skiriasi nuo šių rezultatų. Tyrimo tęstinumas. Mūsų uždavinys yra tirti deguonies kiekį visais metų laikais, todėl planuojame deguonies kiekį ežere matuoti vasarą ir rudenį. Susitarėme, kad Mažeikių rajono agentūros specialistai atvyks ir vasarą bei rudenį. Tyrimo išvados. Žiemos metu deguonies kiekis ežere labai sumažėja, nes vandens organizmai jį pastoviai naudoja kvėpavimui, fotosintezė beveik nebevyksta, dėl ledo dangos atmosferos deguonis nepatenka į ežerą. Sausio mėnesį nustatytas deguonies kiekis buvo arti kritinės ribos. Ankstyvą pavasarį deguonies kiekis padidėjo, nes šaltame vandenyje deguonis gerai tirpsta. Deguonies kiekis ežere atitinka normą 9–10 mg litre. Todėl galime teigti, kad ežeras nėra labai užterštas. Čia matote mūsų naudotų šaltinius. Ačiū uždėmesį. Atlikome vandens savybių tyrimą. Dirbome trise, tai aš grupės vadovė Vytautė, mano draugė Julija užrašinėtoja ir Angelė, tyrėja. Mūsų hipotezė. Bangos sklinda ne ištisai ežero, o bangų forma priklauso nuo aplinkos veiksnių – vėjo įmesto kūno. Vandens paviršiuje galima stebėti atspindį, bangų užlinkimą užkliūtės, vandens įtempimą. Ežero vandens tankis sutampa su geriamo vandens tankiu. Uždaviniai. Stebėti vandens bangavimą įvairiose ežero vietose, fotografuoti vandens paviršių, fiksuoti bangų formą, vandens judėjimą ir reiškinius vandens paviršiuje. Išmatuoti ežero vandens tankį bei sutvarkyti gautus duomenis ir pateikti juos gamtamoksliai konferencijai. Vienas iš mūsų tyrimo buvo ežero vandens bangavimas. Tyrimo metu sužinojome, kad vanduo banguoja kaip pučia vėjas, yra įmetamas kietas kūnas arba plaukia kitas kūnas, pavyzdžiui, valtis. Pirmiausia, mes tyrėme bangų sklidimą. Tyrimo metu stebėjome, kaip juda lengvas kūnas vandens paviršiumi. Mėtėme didesnius ir mažesnius akmenis ir kuo akmuo įmestas būdavo didesnis, tuo bangos sklisdavo toliau. Tačiau nepriklausomai nuo to, ar bangos sklido toli ar arti, kūno vieta beveik nesikeitė. Iš to padarėme išvadą, kad bangos perneša tik energiją, o ne kūną, ir kuo didesnis kūnas, tuo toliau sklinda bangos. Štai čia užfiksuota. Paskui tyrėme bangų formą. Tyrimo pradžioje bangas sukėlėme į vandenį mesdami akmenis. Pastebėjome, kad nuo įmesto kūno bangos sklinda tolyn ratais. Paskui sukėlėme bangas lentelę ir jų forma pasikeitė. Įžiūrėjome tolyn sklindančias lygiagrečias lentelei plokščias bangas. Gavome išvadą, kad bangos sklindančios tolyn ratais buvo žiedinės, o sukeltos lentelės plokščios. Taip pat tyrėme bangų užlinkimą. Tyrimo metu akmenimis sukėlėme bangas šalia leptelio uolo, kurio vienas skersmuo buvo 31 cm, o kito 7,5 cm. Stebėjome, kaip jos sklinda praeidamos koliukus. Padarėme išvadą, kad jei koliukas mažas, bangos už jo užlinksta, tačiau jei koliukas skersmuo yra didesnis, mes matome už jo ramią zoną. Štai rami zona, o čia matome, kaip banga praėjo. Ir dar tyrėme banguotą paviršių. Tyrimo metu fotografavome ir stebėjome, kaip keičiasi vanduo pučiant vėjui. Padarėme išvadą, kad bangos sklinda ne ištisai ežero, o susidaro tik tam tikrose vietose, priklausomai nuo vėjo krypties ir stiprumo. Ir dar pastebėjome, kad šį pavasarį vėjas daugiausia pūtė iš rytų pusės,
Dėl bangos stebėtos priešingoje miesto pusėje. Vandens paviršiaus įtempimas. Tyrimas. Fotografavome vandens čiuožikus ir augalų lapus vandens paviršiuje. Mūsų išvada - vandens paviršius yra tarytum plėvelė, kuria gali judėti lengvi vabzdžiai bei išsilaikyti augalų žiedai. Taigi, vandeniui yra būdingas paviršiaus įtempimas. Mums buvo įdomu išmatuoti, koks yra vandens tankis. Jį matavome aerometru, pasinaudojome 2. Taigi, pirmojo aerometro skalė buvo nuo 820 kg kubinio metre iki 880 kg kubinio metre, o antrojo aerometro skalė buvo nuo 1000 iki 1060 kg kubinėme metre. Mūsų išvada, kad ežero vandens tankis sutampa su geriamo vandens tankiu, tai yra 1000 kg kubinėme metre. Kadangi mes kiekvieną dieną matome atvaizdus vandenyje, mums buvo įdomu sužinoti, kada jie yra ryškesni ar ne tiek ryškus. Taigi, tyrimas. Fotografavome, kaip vanduo atspindi sausumoje esančius kūnus, kaip paviršius banguotas, atspindinti šviesa yra išsklaidoma, todėl atvaizdai neryškus. Kai paviršius lygus, matomas ryškus atvaizdas. Tačiau išvada. Nuo banguojančio paviršiaus atspindint šviesa yra išsklaidoma, todėl kūno atvaizdai vandenyje neryškus. Nuo lygaus vandens paviršiaus stebimas veidrodinis atspindys, todėl kūno atvaizdai vandenyje yra ryškus. Ačiū už dėmesį. Mūsų tyrimo tema - žvejyba ežere. Šią temą pasirinkome todėl, nes ji mums įdomi, mėgstame žvejoti ir laisvalaikį dažnai praleidžiame prie ežero. Tikėjomės iš patyrusių žvejų sužinoti svarbios informacijos apie žvejybą. Uždaviniai. Per savo patirtį ir apklausę žvejus išsiaiškinti rūpiamus klausimus apie žvejybą. Atliktą tyrimą pristatyti ekologinėje konferencijoje. Hipotezė. Iš patyrusių žvejų galima sužinoti daug vertingos informacijos. Gruodžio ir balandžio mėnesiais žvejojimo rezultatus surašėme į tyrimo dienoraštį. Sudarėme anketą ir apklausėme 20 žvejų. Informacijos ieškojome žvejų internetinėse svetainėse. Apklausėme 20 žvejų. Kaip matote iš diagramos, pora žvejų žvejoja tik 2 metus, bet yra turinčių ir 40 metų patirtį. Klausime, kaip dažnai žvejoja. Apklausti žvejai dažniausiai žvejoja 2-3 kartus per mėnesį. Mūsų grupės nariai pasiskirstė taip. Vienas žvejoja tik 1 savaitę, kitas kelis kartus per mėnesį, 2 mūsų nariai žvejoja kelis kartus per metus. Klausime, kokiuose dar vandens telkiniuose žvejoja. Be ežero dar žvejai mėgsta žvejoti upėje ir tvenkinyje. Kiti nepatingi nuvykti pažvejoti prie jūros. Iš apklausos matome, kad žiemą žvejai dažniausiai masalui naudoja uodo lervas, o vasarą sliekus. Paaiškėjo, kad geriausiai kimba žiemą ir vasarą. Domėjimas, kokios žuvys geriausiai kimba skirtingais metų laikais. 14 žvejų atsakė, kad rudenį geriausiai kimba lydekos. Taip pat 14 žvejų tvirtino, kad vasarą geriausiai kimba karščiai. Žiemą ešeriai, pavasarį raudės. Pasitvirtino sena tiesa, kad geriausiai žuvys kimba anksti ryte. Domėjimas, kurioje ežero vietoje geriausiai kimba žuvys. Ir jei žvejai nemelavo, geriausias kibimas pietrytiniame krante. Taip pat prašėme žvejų pasidalinti sėkmingos žvejybos paslaptimis, tačiau žvejai nebuvo linkę atskleisti savo paslapčių ir tik paminėjo, kad reikia turėti kantrybės, tikėti sėkme, žvejoti, kai saulėta gražus oras, nekeisti žvejybos vietos per greitai. Išvados. Daugiausiai Sedos ežere pagaunama raudžių ir ešerių. Žvejai žiemą dažniausiai naudoja uodo lervus, o vasarą sliekus. Geriausiai žuvys kimba žiemą ir vasarą, anksti ryte, ežero pietrytiniame krante. Hipotezė ne visiškai pasitvirtino. Vietiniai žvejai nelinkę išžūti žvejybos paslapčių, tačiau daug naudingos informacijos galima rasti žvejų svetainėse. Sėkmingai žvejybo įtakos turi daug faktorių - oro ir vandens temperatūra, vėjuotumas, debesuotumas, oro slėgis, masalas.
Kokios konkrečiai įtakos turi vėjo kryptis ir kiti dalykai, mes surašėme lankstinuke ir galime informaciją pasidalinti su pradedančiaisiais žvejais. Čia mokytoja Vitalė nebus pradedančioje žvejė. Naudojamas įvairiais šaltiniais. Baigdami norime pastebėti, gamta moko taip neįkyriai, jog mes per vėlai sužinome, kad ji mūsų mokytoja. Iš gamtos mes galime daug ko išmokti, bet mes esame dėkingi ir savo mokytojams Sirenai Galynienei ir Virginijai Katkulienei, kurios paskatino mus imti šio projekto. Taip pat mums padėjo tėvai, draugai ir net kaimynai. Ačiū jiems ir jums, kad mus išklausėte. O dabar, kurie mano, kad savo nuomonę turėtų išsakyti gimnazijos direktoriai, paplokite. Aš viską rašiau, užsirašiau, pasižymėjau. 12 ekologijos konferencija. Aš noriu, kad mes visi paplotumėm konferencijų pradininkei mokytojai Vitalinei. Labai džiugu, kad konferencija peraugo nuo vieno žmogaus į grupės mokytojų darbą. Ir šiandien tikrai verta paplūti mokytojams. Mokytojai Virginija ir mokytojai Renai. Toliau mokytojai Auroniai, mokytojai Tomui. Mokytojai Darius. Tai iš tikrųjų yra grupės žmonių vadovavimas jūsų darbam. Jūs šiandien parodėte daug kompetencijų. Ir baigus muzikos mokyklą, nebūtinai būsi muzikantu. Tai kaip pradėjus ruošti pranešimus, dirbant tą tyrimąjį darbą, pradžią mokslinio darbo, pajutus, nebūtinai būsi mokslininku. Bet tai, ką jūs šiandien parodėte, tie įgūdžiai, tos kompetencijos tikrai rodo, kad jūs jau išmokote dirbti. Tai yra išmokote mokytis ir parodyti savo asmeninės kompetenciją. Vieniem geriau, kitiem pradžiau sėdint pristatyti darbą, bet esame visi supratom. Dar norėčiau, kad į šitą darbą būtų jungti lituanistai. Jūs dar reikėtų žodžių kirčiavimą, kai pranešėjom pasižiūrėti tarimą, bet šiandien viskas buvo puiku. Ypatingai noriu šiandien apsistoti prieš Nutopų. Jie buvo patys jauniausi pranešėjai. Jie, jeigu jūs sutinkat, buvo rimčiausiai pasiruošę. Ir jų pranešimai iš tikrųjų buvo verti dėmesio. Aš dabar atėjau. Man patiko ir tas jų kruopštumas, matuojant gylį, plotą. Ir norėčiau, kad jūs iš tikrųjų patalpintumėte savo naują informaciją į internetą ir kad tie klaidinantys duomenys nebebūtų pateikinėjami toliau visiems. Labai patiktų, kad ta grupė, kuri ruošia apie žvejybą, sugebėtų organizuoti žvejojimo varžybas. Ir mokytoja, ir mokytoja Vitalinė, ir mokytoja Renai, ir mokytoja Virginija Tekko Meškelio, aš irgi turiu namus ir išeinam prie ežero į žvejojimo varžybas. Būtų geras vaizdelis. Man gaila, bet nebūtinai jas nešti metom su vaikais. Bet šiaip tai manau, kad šita grupė ne tik meškeriojimą, bet galėtų ir jeigu žiemą žodžiu dūsta, pasirūpinti prakirtimu ir visokiais kitais gamtosauginiais dalykais. Toliau, žodžiu, 8 šiandien nusipelnė mūsų visų paplojimų. Paplojimų visų. Nebuvo nei vieno prasto pranešimo, nei vieno, visi jūs gerai padarėte. Ir aš manau, kad kitų metų konferencijoje
pranešėjai, jūsų tyrimai bus pratęsti arba naujos temos sugalvotos, bet nepadaryti taip, kad kitais metais jūsų nematysi pranešėjai. Ir pačioj pradžioje patiko ta mintis, kad nors vieną biologinę problemą galim kiekvieną sustabdyti. Taigi noriu palinkėti, nuo kiekvieno iš mūsų priklauso, kiek šiukšlinas bus pasaulis. Ir pradėkime nuo savęs. Nebepakuokim tiek daug. Tikrai galime išsinešti prekių iš parduotuvės ir karton maišelių, nes namuose ir taip turi daug maišų. Daugybę dalykų galima pradėti nuo savęs. Taigi, po šios konferencijos aš manau, kad pasaulis visada bus švaresnis. Ačiū.